Turime gebėti apsiginti nuo priešiškų jėgų ir priešiškų valstybių ne tik fizinėmis priemonėmis, bet ir teisinėmis. Pastaruoju metu Baltarusijos režimas hibridinėmis atakomis puolė Lietuvą meteorologiniais balionais. Tie meteorologiniai balionai gali tapti bet kuo kitu, bet kokiu kitu judančiu objektu, kuris sutrikdys mūsų transporto eismą ne tik danguje, bet ir ant žemės arba vandenyje. Tad mano siūlymai yra bausti griežtai tuos bendradarbius Lietuvoje, kurie tarpininkauja arba prisideda prie tokių hibridinių atakų vykdymo prieš mūsų valstybę. Bausmės priklausys nuo to, kokia žala bus padaryta transporto eismui ir neabejotinai jos visos bus baudžiamojo pobūdžio, o ne baudų ar administracinių nusižengimų bausmės. Visi suprantame, kad hibridinis veikimas gali būti bet koks veikimas. Šiuo metu tai kontrabanda, kurią organizuoja Lukašenkos režimas, tačiau nuėmus su kontrabanda, tas vis tiek gali būti trikdomas, jeigu meteorologiniai balionai skraidys virš Vilniaus oro uosto. Tad mano siūlymas yra susijęs su bet kokiamis transporto priemonėmis, su bet kokios transporto rūšies eismo trikdymu. Ir tai gali būti ir dronai, ir balionai, ir tikrai jokiu būdu nebūtinai kontrabandos kroviniai.